Penktadienio rytas, atsikeliu, įjungiu šviesą ir pamatau, mano vyras man paruošė siurprizą su gimtadieniu. Čia, žinokit, yra visom progom, tai yra daroma tas pats. Žiūrėkit, čia yra mano gimtadienio siurprizas. Tai yra 2 pripusti širdelės formos balioniukai. Pripusti vos iš tikrųjų. Ir tai dar sakė tualete naktį pūtė, kad aš nieko negirdėčiau. Ir tai yra visas mano gimtadienis siurprizas. Bet žinokit, man tiek ir užtenka. Tai dabar Marius bando jau užtaisyti žmonos pasveikinimo padėtį ir pučia balionus. Labai supyko, kad nufilmavau tos 2 balioniukus ir parodžiau jums. Myliu tave, mergytė. Džiaukis balionais. Tai yra tiesiog aplinkos teršimas, žinai tą? Labai patinka tau. Aš niekada taip nesakiau. Pripučiau balioną mažytį. Ir kaipgi gimtadienis. Be tortuko. Giedrė nevalgo saldamynų, bet galima bent braškių pasimėgauti. Dabar aš sugalvoju Marą. Ir pasaulyje būtų taika. Ir kad visi būtų sveiki ir laimingi. Kaip gražu. Einame švęsti žmonos gimtadienio. Štai, viskas žalia jau. O šiandien kovo 4. Kokios geros kainos. Ten yra bibibapai. Čia kokios geros kainos. Labai mėgsta mindų maistą su Marium. Labai. O čia šalimais bibibapas. Kurį irgi labai mėgsta. Korėjiečių patiekalai ir turi kiek Mišelino žvaigždžių. Jau nuo 9 metų. O kainas tai toks, kad kiekvienas gali sau leisti tikriausiai. Patiekalai nuo 10 eurų. Kokteiliai po 9. Tai bibimbapas tai yra korėjiečių patiekalas, karštoj keptuvėj patiekiamas. Labai mėgstam iš tikrųjų jį su Marium. Tai būtų buvo įdomu paragauti. Bet deja, nepakaks viskam laiko ir skrandžio. Čia, man atrodo, yra istorijos ir gamtos muziejus. Ir turi gražų sodą. Tai dabar einam truputį po tą sodą pasivaikščiosim. Nu, turim net ir dinozaurų. Ir žiūrėkit, viduje kokį dinozauro griaučius kokius turi. Ir čia lange. Tai tas su dinozaurais dabar uždarytas. Vyksta statybos darbai. Bet žiūrim, karuselė netgi irgi teminė. Turim ančių. Ir čia gamtos parkas. Kiek gėlių žydinčių gražių. Nu, mamytį galėsim nusiųsti. Nu, ką, jinai nemačius gėlių. Nu, jinai labai daug gėlių turi. Žiūrėk, va šitas pastatas. Wow. O, ir vyksta mankšta. Gaubės vyšnios nuo matais baltais. Rūšės. Svyra nuo obels šaka balta. Ir tulpyčių, ir krokų, ir tų, kur nepažįstu. Noriu pauostyti. Ir čia koks medis, žiūrėk. Didžiulis. Vyšnė. Sakura turbūt, tai sakau, noriu pauostyti. Keistai nekvepia. Masinė senjorų mankšta. Fainiai.
Koks čia pastatas. Kaip didžiulis šiltnamis. Tikriausiai bus augalai vidui. Einam, pažiūrėsim. Geras. Kuo arčiau prieini, tuo didingesnis atrodo jisai. Ir dar ten visur nueina pratesimai. Tik matau, kad žmonių eilutė yra. Mes atvažiavę į Paryžių, sakom, kad jau viskas gana, jau nebegrįšim, bet kiekvieną kartą vis kažkaip norisi ir norisi. Ir sako, kad į tas pačias vietas neverta grįžti, bet čia trumpa kelionė, trumpas skrydis ir tikrai verta. Blizga kolonos. Gal ir pavyks užeiti trumpam? Jo, matosi bananai. Visgi neįsime vidų, nes mes einam pietauti dabar. Turim rezervavę vietą, o čia įėjimas 28 eurai. Tai tiesiog reikėtų laiko skirti tam. Ir čia šitas šiltnamis, ir ten du šiltnamiai tie, kur norėjom patekti. Ir žiūrėkit, net langai aprasoja. Ant kiek ten šilta viduj. Nuostabiai gražu čia. Wow. Bet čia irgi darom kėdytas įėjimas. Nu. Nebent va tenais tikais galima patekti. O tos zoologijos irgi dar kol kas uždaryti. Ten yra biblioteka, mineralų biblioteka rašo. Prie mineralų bibliotekos iškart ir koks didžiulis mineralas. Kaip blizga. Kvarcas. 9 eurai įėjimas. Šitą tai galima, manau, paliesti. Labai švelnus. Ir čia irgi Iš visų skirtingų pusių skirtingi ir atspindžiai. Čia irgi mineralas. Čia kvarcas juodasis. Jo, tas ne. Bet tas ir gražesnis. Deserts. Gal kam deserto? Daug sakurų žydų. Senos upė. Magnolija, kaip gražu žydi, pažiūrėk. Jo. Magnolija. Jo, nueisim į tokį laivelį, atsipalaiduot, pasidėt. Galim plaukti iki Eifelio su autobusu. Jo, ir va yra grafikas ir kainos. 24 valandų Ratų, kiek bilietas kainuoja? 23. O vienkartinis? Bet metinis pasas kainuoja 73 tik tai. Tai gyventojai būnant tai labai apsimoka turėti upės autobusą. Ir visus žymiuosius objektus galima plaukti. Labai gaila, kad yra tik tais paros. Sena upė, taip. Išvalyta. Beje, vasaros olimpiniam taigi ją išvalė. Pameni šitą istoriją neseną, kad vasaros olimpiniam žaidynėm šitą upę išvalė, kad galėtų plaukikai čia varžybas Geras. startuoti. Juokėmės dar vakar, kad iš Eifelio bokšto grįžom ir tiek mano, tiek kitų žmonių baltos kedų apačios visiškai švarios, nes gatvės labai švarios. Aš dabar tik noriu pasakyti, kad grįžom ne iš Eifelio bokšto, iš Disneylando. Ai, nu, gal ne taip pasakiau. Viskas. O štai čia einame į restoraną. Stotis jau matau. Čia yra traukinių stotis viena didžiausių. Ir joje yra įsikūręs istorinis Fletrin Blue restoranėlis. Čia gal reikia pereiti, ne? Taip. Ir ten einam praleisti mano gimtadienio puotą. O, dabar užsidega Labai raudonas. mėgstu restoraną. Vien pabūti jo aplinkoje labai gera. O čia tai pyragaičiai. Čia tai pyragaičiai. Ir sumuštiniai. Labai. Geras. Labai jaukios visos Paryžiaus kavinukės. Tai čia ir yra Paryžius. Tokias tikrasis toks.
Labai gera tiesiog prisėsti ir pabūti, pasimėgauti. Garia de Lyon traukinių stotis. Pažiūrėkime, man kiek ji didelė. Iš čia važiuoja. Tai nestoti, tai laiptinį. Taip, o čia restoranas, įkurtas 1901 metais. Yra išlikę daug labai istorinių freskų. Ir, na, pamatysit viduje, kaip jisai atrodo. Ateikite čia bent kavos puodelių, tikrai verta. Taip. Na, eime? Eime. Hello. I have a reservation for 2 persons. Marius Rimkus. Dėl renovacijos uždengti langai, dėl to padarė tuos vaizdus, ekranus didžiulius. Čia yra ekranai. Įspūdingai labai atrodo. Thank you. Kadangi viešbutyje ganėtinai sočiai papusryčiavome, tai čia atėjome truputį užkandžiauti, išgerti pagėrimo. Patinka šioje aplinkoje, istoriname restorane. Tikrai labai gera, puikia atmosfera, labai malonus aptarnavimas ir manau su žmonėme gimtadienio proga tikrai puikiai vieta pasibūti. Su Marium dažnai pažiūrim vieno Brito reelsus apie etiketą ir jo pamokas. Labai abiem patinka, tai dabar valgom sūrį ir bandom atrasti tą teisingą būdą, kaip reikia kultūringai jį valgyti. Dar jeigu kas būsite Paryžiuje, tai čia turiu atsidaręs Marius Brasserie. Kviečiu užeiti. Graži stotis. Senoviška visiškai. Ir atvažiuoja mūsų metro. Važiuosim iki Luvro. Luvras. Žymioji Luvro piramidė. Rišelie paviljonas, įspūdingas skulptūros, kolonos. Čia yra įėjimas į Luvrą. Ir ganėtinai maža eilė matosi, nes taip tai čia būna pilna aikštė žmonių vasarą. Nu, panašu į Napoleoną čia. Labai daug žmonių piknikauja. Gražus vaizdas, matosi Eifelio bokštas.
небо, і не бережно, і кама моя не така, як треба. Думаю, Labai man patinka Paryžius. Labai fainiai visi sėdi ratuku susėdę. Labai daug bėgiojančių žmonių. Vieni tiesiog bėgioja, kiti ką tik įgyja naują kamerą arba telefoną. Ne, iš tikrųjų gan saugiai Paryžiuje jaučiamės, kaip ir visam pasaulyje. Čia dabar aptverta, nes kiek žinom, Paryžiaus mados savaitė vyks. Įdomu, kad jau kelintą apdengtą skulptūrą matau, bet tikriausiai reikės restauruoti. Tai taip, Dior mados namai darys Paryžiaus mados savaitę, savo renginį. Ten įdomu, kad jie turi viduje, matau, apsitvėrę netgi fontaną. Konkordijos aikštė. Man viena iš gražiausių asmeniškai Paryžiuje. Matosi puikiai Eifelis ir šviestuvai labai gražus. Bet istorija pati tai yra ganėtinai liūdna, nes čia su giljotina kirsdavo galvas. Bet tokie laikai būdavo. Ir beveik visi didesni miestai turėdavo tokius dalykus. Anksčiau truputį mažesnį automobilį važinėdavo po Prancūziją. Vienas iš įspūdingiausių tiltų. Grand Palais, Petit Palais. Tiltas ant tiek įspūdingas, kad net ekranas sunkiai telpa. Tiltas viskuom įspūdingas. Štai yra ir skulptūros, ir turėklai, paauksuoti gražus, ir man labai patinka šitie šviestuvai. Paryžiuje labai daug įspūdingo dydžio aikščių, pilių, tai čia Invalidės aikštė. Lipame žemyn, paklausim, gal pavyks plaukti laiveliu, bet matau, kad kiti laiveliai yra padaryti kaip kavinukės, tai gal ir į tokį prisėsime. O čia va šitas tiltas iš apačios. Užėjom į vieną iš laivelių, čia yra restoranėlis, truputį atsikvėpsim, pasėdėsim. Labai įspūdinga vieta atrodo. Pagal lėkštes matosi, kad tikriausiai jūros gėrybės populiarios. Ir tikiuosi matysime Eifelio bokštą. Thank you. Labai gerai. Konteinerinė barža. Kas čia išprotėjęs profesorius?
labai rekomenduojam Riviera Fuga vietą. Gaila, kad esam rezervavę vakarienį į kitą vietą, bet matėm patiekalus, labai viskas gražiai skaniai atrodė ir matėm, kad žmonės vieni kitiems liuksus rodo, tai vadinasi, jiems patiko. Na, kitą kartą, jeigu grįšim, tai tikrai čia ateisim vakarienės. Va čia sėdėjom šitam gale. Noriu papasakoti vieną istoriją, kadangi jau priartėjom beveik prie Eifelio bokšto. Kai su Marium pirmą kartą atvažiavome į Paryžių ir ėjome į Eifelį, mes aišku, esam taupūs žmonės. Užsikelti Eifelį, nusipirkom bilietus, bet nusipirkom ir sūrio, vyno, prisikrovėm į kuprinės. Sakom, užsikelsim, atsidarysim vyno, sūrio, pavalgysim prancūzišką. Tai spėkit, ar praėjom apsaugą? Žinoma, jog ne. Nu čia jau seniai ir buvo iš tikrųjų. Tai aišku, kad reikėjo prie to Eifelio tą visą sūrį ir vyną ir suvartoti. Tai va. Bet irgi gerai buvo, nuėjom prie upės. Ir ten, ir pasidarėm pikniką nuostabų. Jo, o ten daug žmonių labai tokių darosi pikniką. Taip, čia labai prasti dalykai piknikauti, atsisėdus prie upės, tiesiog šeimom, porom, po vieną žmogų, draugam. Tas labai žavi, norėtųsi ir Lietuvoje tokios kultūros, tokios tradicijos iš tikrųjų. Eisim per gatvę. Tai va, tokia istorija. O dabar mes matom, jau Eifelio bokštą matom iš tikrųjų, iš labai arti ir tuoj pamatysim iš vienos iš gražiausių gatvelių, iš universiteto gatvelės. Tai atsiprašau, gatvelė vadinasi ne universiteto, o Rue de Montesy. Vienas iš geriausių vaizdų, viena iš geriausių vietų, kur Eifelio bokštas matosi taip gražiai. Tai va tokia ta gatvelė. Čia iš tikrųjų yra vieneto kamera, tai net netelpa vaizdas. Mes taigi nesu liftu tada važiavom, o lipom laiptais. Ir dabar lipčiau. Ir dabar lipčiau. Iš tikrųjų, kas turit laiko, tai tikrai rekomenduočiau lip laiptais, nes, ne tik laiko, bet ir jėgų. Nes su liftu nepamatai pusės to grožio, kaip lipdamas. Pamatai visą konstrukciją, kaip ji padaryta, kaip surinkta. Ir kol kyli, gali iš vienos, iš kitos, iš trečios pusės pasigrožėti. O su liftu tiesiog, kur užkėlė tave, ten jau ir būsi. Bet aš rekomenduoju tiesiog pasikelti į prekybos centro Galerie Lafayette's stogą. Tai yra nemokamas rooftopas ir ten galite visą Paryžių pamatyti su to pačiu Eifeliu. Nes Paryžių būtent reikia matyti su Eifeliu, o ne iš Eifelio. Tai, ja, yra tai čia tiesiog tikrai tiesa irgi. Labai gražu čia, labai. Galima va čia prisėsti, pagurkšnot kavos, nuostabi vieta. Man dar įdomu ne tik Eifelis, bet kamera, žiūrėkit, kokia įdomi. Visi esat saugus. Tai čia, kol tą kamerą filmavau, žiūriu žmonelį jau atsisėdus prie staliuko ir vyną užsakinėja. Na bet jo, su tokiu vaizdu tai tikrai verta atsisėsti, kada dar gyvenime čia ateisi. Ir toks ir turi būti gimtadienis. Tai va labai džiaugiuosi su Giedre, kad jokių gimtadienių nekeliam, nesidovanojam viens kitam dovanų, bet geriau išvažiuojam kažkur per gimtadienius ir patiriam tikrą gyvenimą. Didingai atrodo, didingai, kaip ir viskas Paryžiuje. Žmonės irgi visur piknikauja. Čia kažkaip labai natūralu, Lietuvoje kažkaip pas mus nelabai įprasta piknikauti viešose vietose. O Eifelio bokštas tai va, tikrai didingas.
Ir va čia galim pamatyti žmonės, kur lipa į Eifelio bokštą. Daug labai šitų Eifelio bokštų pardavėjų. Nu, bet žinok, mes turim vakar atvažiuoti, pažiūrėti lemputas. Nu, vis tiek tą turim padaryti. Bet ir kokie būtume pavargę. Ir va čia yra pagrindinis parkas, kur žmonės irgi piknikauja. Dabar užtverta. Jo, man atrodo irgi, kad Marso parkas. Va, ten jau prisėdė, čia truputį aptverta. Tai va čia pažiūrėkit, kiek žmonių ir visi piknikauja su šeimomis. Ir jo, su tokiu vaizdu. O mes jau einam į metro stotelę, reikės nusiprausti, persirengti ir važiuoti vakarienės, pamatyti naktinį Paryžių. Ir Paryžių visos kavinės labai žavi, nes tokie įdomus staliukai būna, labai gražiai atrodo. Paryžietiškas kavinės stilius, labai gražiai atrodo. Ką aš dar žmonės norėjau pasakyti apie šitą kelionę, pamirškit visus Maldyvus, Balius, Šudyvus, važiuokit į Disneylandą nors kartą gyvenime. Kas, Giedrutė? Aš pavargau, aš niekur nebeisiu šiandien. Nebeikim. Aš niekada nelyginu Marių rūbų. Mes esam absoliučiai abu du savarankiški žmonės, kurie pasirūpinom patys savim. Bet kadangi mūsų laukia šventinė vakarienė, o Marius sako, aš su garais nemokėsiu, tai sako, tai gerai, sakau, aš tau išlyginsiu. Ir aš sulydžiau šitos marškinius. Bet prieš juos lyginant mes susitarėm, kad jis būtų padaręs dvigubai blogiau negu kad aš. Tai, žodžiu, aš ką tik sulydžiau Mariaus naujus marškinius. Jie tiesiog išsilydė. Bet ne. Jau kaip atrodysiu, taip tiksiu, svarbu, kad skilių nėra išdeginta. Nu, žinok, kelnes tai irgi yra jau po dvigubą siūlę kantos sulygintos, tai nežinau, tau trečią padaryti ar man neliesti jų geriau. Ir aš nežinau, kas dar gyvenime turėtų atsitikti, kad lyginčiau rūbus. Tau. Aš per savo dar gimtadienį. Taip, tau geriausia dovana. Tai aš tą ir norėjau pasakyti, kad man čia bus geriausia gimtadienio dovana. Rytoj tu per savo gimtadienį nieko negausi, nes čia yra geriausia dovana. Gal bent balionų. Tai atvykom su rezervacija į Bouillon Julien restoranėlį, atidarytas 1903 metais, istorinis. Tik pavėlavom 20 minučių, tikiuosi, kad priims mums rezervaciją, nes taksi važiavo labai ilgai. Čia? Užsisakėm pirmą patiekalą, juoda duona su sviestu. Ne, juokaujam. O, merci. Na? Papasakok apie savo alų, labai įdomu, čia yra Kronenburgas su pikon. Mano alus yra Kronenburgas su pikon, žoleliniu likeriu. Ir prancūzai jį mėgsta gerti kaip aperityvą prieš maistą. Tai skanu ir truputį gal per saldų. Žolelės jaučiasi labai. Aš kol kas klasiką, aperolio kokteilį, bet noriu parodyti, kaip gražiai mano vyras šiandien atrodo. Labai pasipuošė gražiai dėl manęs. Labai faina, kai galima tokia gražioje aplinkoje
pavakarieniauti ir realiai kiekvienas gali savo tą leisti, nes kainos tai yra, įkelsiu dabar parodysiu, labai ganėtinai geros, sakyčiau, netgi pigiau negu Lietuvoje. O vaizdas, tai čia kaip matote, įspūdingas ir beveik viskas išlikę virš 100 metų senumo. Sviestas sviestuotas Lietuvoje negalima sakyti, bet atnešė ir taip sviestą, ir dar sviestą čia, ir dar, manau, pono patiekalą atneš sviestą. Tai pažiūrėkim užkandžius. Norėjau labai paragauti sardinių užtepėlę, nes sunku jos gauti iš tikrųjų yra. Tada porų, apkeptas poras giedriai, sūrių lėkštutė, 3 skirtingi sūriai su salotomis. Ir man bus įdomiausias tiesiog virti kiaušiniai. Virti kiaušiniai mums atrodo labai paprastas patiekalas, bet Prancūzijoje čia yra šefų kokybės ir vertinimo lygis. Tiesiog liepia padaryti virtus kiaušinius su naminiu majonezu savo darytų ir tuomet vertina, ar šefas ir ar restoranas geras ar ne. Tai aš tą faktą sužinojau ganėtinai neseniai. Tai bus labai įdomu paragauti ir pamatyti. Kiaušinis kaip kiaušinis, bet tas jų gamintas majonezas tai tikrai geras ir skanus. Kadangi skubėjome su taksi, nespėjau nufilmuoti, kaip atėjome, tai įėjimas toks. Eilė, kaip matote, dar dabar didžiulė. Tai rekomenduoju, kaip ir mes, rezervuotis prieš ateinant, kad nelaukti eilėje ir pavakaroti. Na ir pagrindinis patiekalas steikas. Atrodo paprastai, bet paragausim, pažiūrėsim, tik tai 13 eurų. Vidutinis, bet gerai, skaniai tikrai. Tai kuo labiau ties viduriu, tuo geriau tikrai. Gerėja labai, dabar jau skanus labai. Iš tikrųjų, tai tyrinėjom meniu. Tiesą pasakius, keturios patiekalus ir gėrimus googlinam, nes dalis yra angliškai, dalis prancūziškai parašyta. Tai iš gėrimų radom tokį kiro kokteilis. Pasigooglinom, ką tai reiškia. Tai yra juodųjų serbentų likeris ir sumaišyta su baltu vynu. Kainuoja tik 3,5 euro, tai nusprendėm paragauti, pabandyti. Ir žinokit, tikrai tinka. Skanu. Netgi primena, kas žinot, aronijų skonį. O iš tokių įdomesnių patiekalų, kurių aš atsiprašau, bet dar nenorėčiau paragauti, tai yra jaučio pilvas, kuris tradicinis patiekalas. Tai kaip supratau, jautis turi 4 skrandžio dalis ir čia jos visos išvirtos į želatiną kartu su jaučio kojomis. Ir dar kuris yra įdomesnis, tai kepta veršiuko galva. Tai nežinau, kas mėgstat tokius patiekalus, tai čia manau gerai paruošia, nes tikrai vietinė virtuvė. Gimtadienis baigėsi, aukštakulniai keičiami į kerzus. Bus važiuojama arba namo, arba iki Eifelio bokšto dar. Iki Eifelio bokšto? Ne, nesakysim niekam. Atvykome į Trocadero stotelę, nors reikėtų sakyti Trocadeho. Ir tai yra pati geriausia vieta stebėti Eifelio bokštą ir jo lemputes. Tai einam pažiūrėsim. Lemputės šviečia kas valandą po 5 minutės tik tai. Tai dabar yra be 15:11. Čia eit kokias 5 minutės, nu tai spėsi, manau, tikrai. Hello. Labai daug pardavėjų. Jie visi čia sako po eurą, bet bando kažkaip užsidirbti pinigėlių. Bet aš vis galvoju. Ir štai. Einam, pažiūrėsim iš arčiau.
Tai palauk, priartit. Jeigu kam šalta, galit kepurį nusipirkti. O, ir šitą pasistatė, Šiam yra. kaip mes norėjom pastatyti Lietuvoje. Dabar tiesiog padaryk paprastai. Viskas eina. Ir prancūzų Na štai. muzika. Kas nematėt Eifelio bokštą Paryžiui, tai rodau dabar į jums. Ir su Giedre dabar kadras. O šiandien Giedrės gimtadienis, dar kartą primenu. Čia kažkas vyksta. Tai va taip Hebra laukia lempučių užsidegant. O liko visai nedaug. 5 minutės. Kiek tu čia koks nerealus vaidmuojas, visi laukia. Man čia nerealu, tikiuosi, kad atvaramsi. Liko kokie 30 sekundžių. Tai jau dabar filmuoju, kad nepraleist lempučių žiebimo. Tai kas nuostabiausia, kad ir pilnatis yra kartu su Eifeliu. Čia yra nuostabu. Sunkiai čia fokusuoja, bet vis tiek labai smagu pamatyti Eifelio lemputes. Spėjom, labai smagu. Labai gražu ir pilnatis šalia Eifelio. Pats geriausias laikas. Pagaliau baigės gimtadienis. Pagaliau gimtadienis baigėsi. O kur tu norėtum sutikti savo, Mariau? Londone.